įžvalgos. Jei ištirtume savąjį tiesos, meilės, gėrio, grožio ir tobulų namų troškimą, būtų sunku paneigti dvasinį žmogaus matmenį. Jei bandytume žmogų sumenkinti iki paprastos materijos, iki dirbtinio proto, iki gyvūno sąmonės, turėtume neigti visų aukščiau paminėtų troškimų egzistavimą, tų troškimų, kurių negalima paaiškinti grynai fiziniais procesais. Todėl turime priešintis bet kokiam siauram žmogaus prigimties aiškinimui, neigiančiam pamatinę žmogaus patirtį ar ją nuvertinančiam. Žinoma, esame fizinio pasaulio dalis, tačiau biologinė evoliucija yra ne vien fizinis procesas. Menininkai, rašytojai ir mistikai mums primena, kad pasaulis yra gražus, kad jis yra moralinio pasirinkimo ir susitikimo su giliausia tikrove vieta. O tai be galo reikšminga. Jeigu mūsų gyvenimo tikslai bus įkvėpti giliausio širdies troškimo ir rūpesčio kitais žmonėmis, jie pasižymės kilnumu, tvarumu ir skvarbumu. Mūsų buvimas su kitais ir dėl kitų rodys, kad tinkamai išnaudojame savo talentą ir gyvenimą.